MacBook M5 Air ar Pro. Abu turi tą patį M5 procesorių, tą pačią kamerą, tą pačią klaviatūrą, trackpadą, Touch ID, abu korpusai pagaminti iš aliuminio. Ir visi sako, skirtumas tik ventiliatorius. Pro jį turi. Na, už tai mokėti daugiau nei 600 eurų būtų daugoka. O faktas tas, kad skirtumų yra daug daugiau ir kai kurie iš jų gali visiškai pakeisti tavo sprendimą. Jeigu svarstai pirkti naują Mac'ą ir renkiesi tarp M5 Air arba Pro, žiūrėk toliau. Aptarsime, kuo panašus ir kuo skiriasi 13 colių Air, 15 colių Air ir 14 colių Pro. Ir kurį kam geriausia rinktis. Aš esu Macfanas, jūsų patarėjas Apple pasaulyje. Taigi, neriam. Dydis ir svoris. 13 Air 1,23 kg. Lengviausias iš 3, ploniausias, kompaktiškiausias. 15 Air 1,53. Pro 1,55. 15 Air ir Pro sveria beveik identiškai, bet Pro yra storesnis, o Air platesnis. Spalvos. Abu Air modeliai siūlo 4. Sky Blue, Midnight, Starlight, Silver. Pro tik Space Black ir Silver. Spręsti jums. Visiškai skonio reikalas. Ekranas. Ir tai yra didžiausias skirtumas. Abu Air modeliai turi Liquid Retina ekraną. 500 nitų ryškumas, P3 spalvų gama, kuri rodo 17% daugiau spalvų nei sRGB, turi True Tone, kuris automatiškai reguliuoja ekrano ryškumą. Abu 224 taškų colyje. Tikrai geri ekranai. Niuansas – atnaujinimo dažnis – 60 Hz. Kasdieniam darbui užtenka, bet jeigu šalia yra 120 Hz ekranas, skirtumą pastebėsi. Pro – visai kita lyga. Liquid Retina XDR su mini LED pašvietimu. 1000 nitų nuolatinio ryškumo, 1600 piko HDR. Kontrastas – 1 000 000 su 1. 254 taškai colyje, aštresnis nei abu Air. Ir ProMotion – adaptyvus dažnis iki 120 Hz. Lepins jūsų akis. Ir čia svarbus momentas. Nors Pro ekranas mažesnis nei 15 Air, jis turi daugiau taškų. Tai reiškia ne tik aštresnį vaizdą, bet ir tai, kad Pro ekrane realiai telpa daugiau turinio nei 15 Air. Mažesnis ekranas, bet daugiau darbo erdvės. Ir Pro turi Nano Texture opciją, sumažina atspindžius. Tik už tai reikėtų susimokėti papildomai 180 eurų. Kad suprasti ekranų skirtumą, Apple ką tik atnaujino savo monitorių liniją ir dabar turi 2 modelius. Studio Display ir daugiau nei 2 brangesnį profesionalams skirtą Studio Display XDR. Tai atitinkamai labai giminingi monitoriai Air ir Pro kompiuterių ekranams. Portai ir garsas. Abu Air modeliai. 2 Thunderbolt 4 portai, MagSafe, ausinių lizdas. Tiek 13, tiek 15 identiškai. Pro 3 Thunderbolt 4, HDMI, SD kortelių skaitytuvas, MagSafe, ausinių lizdas. Jungi monitorių per HDMI be adapterių, SD kortelę tiesiai iš fotoaparato ir dar lieka 3 USB-C. Profesionaliam turinio kūrėjui didelis palengvinimas. Kasdieniam vartotojui bus paprasčiau pajungti Mac'ą prie televizoriaus. Garsiakalbiai. 13 Air turi 4, 15 Air 6. Pro irgi 6, bet su Force Cancelling bosu. 15 Air ir Pro garsas geras. Pro turi gilesnį bosą. 13 Air garsas atsilieka nuo abiejų, bet nėra prastas. Klaviatūra, trackpadas, Touch ID, kamera. Visi 3 identiški. Wi-Fi. Abu Air turi Wi-Fi 7. Pro su baziniu M5, Wi-Fi 6E. Air čia modernesnis, bet greičio užteks ir su Pro. Procesorius ir aušinimas. Visi 3 M5 turi 10 branduolių CPU, bet pigiausias 13 Air turi 8 branduolių GPU. Norint 10, reikia konfiguracijos su 24 GB RAM. 15 Air ir Pro visada 10. CPU – tai tavo kompiuterio smegenis. Jis dirba, kai naršai internetą, rašai dokumentus, siunti elektroninį laišką, atidarai programas. Praktiškai viskas, ką darai kasdieną, tai CPU darbas. Ir čia skaičiai. CPU testuose visi 3 praktiškai identiški. Geekbench 1 branduolio apie 4200, kelių branduolių apie 17 000. Skirtumo tarp Air ir Pro
praktiškai nėra. GPU – tai grafikos procesorius. Jis įsijungia, kai žiūri ar montuoji video, žaidi žaidimus, dirbi su nuotraukomis ar lokaliu AI. Ir GPU situacija šiek tiek kitokia. 13 Air su 8 branduoliais Geekbench Metal teste pasiekia apie 67 000, 15 Air ar Pro su 10 apie 74 000. Aišku, jeigu realybėje naudotumėte apkrautus šiuos įrenginius ilgesnį laiko tarpą, Pro įsijungtų ventiliatorius, o Air tiesiog mažintų galią, kad neperkaistų. Ir tuomet skirtumas būtų didesnis. Bet svarbu suprasti, jeigu tu dabar mastai, kad man reikia Pro, nes aš dažnai dirbsiu su sudėtingomis grafikos užduotimis, pasidomėk tuomet kompiuteriais su M5 Pro ar M5 Max procesoriais. Tai jau visai kita galios kategorija. Kietasis diskas. Abu Air nuo 512 GB, Pro atnaujinti nuo 1 TB. Nors gal rasi sandėlyje esančių 512 GB variantų. Abiejų greitis panašus – apie 6,5 GB per sekundę. Pro šiek tiek greitesnis, bet to praktiškai nepajusi. Tai konstatuojam, skirtumo nėra. Baterija. Abu Air 15 valandų naršymo, 18 video. Identiškai, nors 15 Air baterija didesnė, didesnis ekranas tą skirtumą suvalgo. Pro 16 naršant, 24 žiūrint video. Pro baterija didžiausia ir matyt mini LED ekranas energiją valdo geriau. Tai kurį rinktis? Jeigu tau reikia lengviausio ir kompaktiškiausio MacBook'o kasdieniam darbui, 13 Air ir nėra apie ką galvoti. Lengviausias, ploniausias, tylus ir tikrai greitas. Puikiai atliks viską, ko reikia daugumai. Jeigu pinigai ne problema, 24 GB RAM matyt vertas pinigų priedas. Kietasis diskas pagal poreikį. Bet jeigu svarstai pirkti 15 colių Air, pagalvok. Nes 15 Air sveria tiek pat, kiek Pro. Pro tau duoda XDR mini LED ekraną. ProMotion 120 Hz. Ryškesnis, geresnis kontrastas, daugiau pikselių ir daugiau darbo erdvės, nors ekranas mažesnis. HDMI portą. SD kortelių skaitytuvą. 3 Thunderbolt portą. Aktyvų aušinimą, kuris reikalui esant užtikrins pastovią kompiuterio galią. Ir 6 papildomas valandas baterijos žiūrint video. Ir tai už kelis šimtus eurų. Taip, 15 Air yra puikus kompiuteris, bet 14 Pro gali būti geresnis pirkinys. Rinkis Air 15 colių, jeigu tau tiesiog reikia didesnio ekrano, patinka spalvos ar keli šimtai eurų visgi sudaro didelį skirtumą. Nenusivilsi. O gal mastai apie M5 Pro ar M5 Max? Apie tai mūsų kitas video. Užsiprenumeruok mūsų kanalą, spausk like po šiuo video. Pakomentuok, kas tau yra svarbiausia renkantis kompiuterį ir vieno iš komentarų autorius laimės AirTag 2, aksesuarą, kurį turi turėti kiekvienas Macfanas. Iki kito video, čia buvo Macfanas, tavo patarėjas Apple pasaulyje.